Ši praktinė projektų valdymo programa yra skirta visų pirma išoriniams ir vidiniams projektų valdymo konsultantams. Tai reiškia visiems, kurie suinteresuoti projektų valdymo tobulinimu organizacijose. Tai gali būti projektų vadovai, tai gali būti padalinių vadovai, tai gali būti projektų valdymo tarnybų vadovai ir darbuotojai, tai gali būti organizacijų vadovai. Visi, kuriems rūpi projektų valdymo tobulinimas. Tai, kaip suprantama, gali būti ir žmonės užsiimantis projektų valdymo konsultavimu. Tai reiškia žmonės teikiantis ir įmonės teikiančios paslaugas, taip sakant, projektų valdymo tobulinimo organizacijoms. Ir visų pirma, kelis dalykus turbūt reikėtų pasakyti apie šią programą. Kuo ji nauja, kuo ji išskirtinė. Na, visų pirma, turėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šią programą rengti ir įgyvendinti kartu su savo kolega, taip sakant, pakankamai žinomu ar projektų valdymo profesionalų pasaulyje. Tai yra žmogum, tai vienas iš didžiausių vardų Europoje, jeigu nepasakyt pasaulyje, Ralfas Mülleris. Žmogus žinomas savo tyrimais ilgamečiais projektų valdymo srityje, žmogus žinomas savo ilgametę praktiką, žmogus, kuris vos ne kasmet paskutinių turbūt 10 metų bėgi laimi projektų valdymo instituto profesionalų tarpe žinomo PMI santrumpa grantus projektų valdymo srities tyrimams daryti, žmogus dalyvavęs ir dalyvaujantis rengiant eilę projektų valdymą standartizuojančių ir reglamentuojančių dokumentų tarptautiniu mastu. Dėl to man malonu, man pavyksta jį prisikalbinti jau nebe pirmą kartą kartu darbuotis. Tai šitoj programoje mes dirbame dviese. Kadangi jau turime bendradarbiavimo patirties, tai, taip sakant, gerai žinome vienas kito stiprias vietas. Pagal tai ir atsirinkome temas ir bendradarbiavimo formatą. Tai yra vienas iš bruožų išskirtinių, kaip sakiau, tai yra Ralfas Mülleris šitoj programoje dalyvauja kaip vienas iš lektorių konsultantų. Kitas šitos programos išskirtinis bruožas tai yra, kad šioje programoje į projektų valdymą bandoma pažvelgti įvairiais aspektais organizacijoje. Tai reiškia, į projektų valdymą mes visų pirma žiūrim kaip į reiškinį, kuris apima įvairius organizacijos veiklos aspektus ir įvairius strateginius organizacijos lygius. Tai reiškia, tai visų pirma yra atskirų arba pavienių projektų valdymo klausimai, kaip įgyvendinti projektą gerai, laiku, biudžeto ribose ir, taip sakant, atsižvelgiant į visą eilę projektų valdymo funkcijų operatyviame lygyje. Operatyviame lygyje absoliutus projekto sėkmės matas yra rezultato sukūrimas, kaip jau sakiau, gerai, laiku, biudžeto ribose. Tačiau yra taip vadinamas ir projektų valdymo organizacinis lygmuo. Tai yra organizacinėme lygmenyje mes susidurėme su daugelio projektų vienu metu vykstančių organizacijoje visumą. Kažkam rūpi tai, kad jeigu projekto vadovui rūpi visų pirma ar projekto vadoviai jos pačios arba jo paties projektas, jo tikslų įgyvendinimas, tai kažkam organizacijoje rūpi, kad tie visi projektai, kurie šiuo metu vyksta arba planuojami vykdyti organizacijai, kad jie keltų kiek įmanoma mažiau chaoso, kad jie vyktų pagal tas pačias taisyklės, kad projektų vadovai, dirbantis tose projektuose, turėtų iš organizacijos vienodą paramą, kad padalinių vadovai žinotų, kodėl jie skiria arba neskiria savo darbuotojus dirbti į projektus, kad padalinių darbuotojai dirbantis projektuose žinotų, kodėl jie tose projektuose dirba ir taip toliau. Tai reiškia, yra klausimai, kurie iškyla virš operatyvaus projektų valdymo lygio ir tie klausimai ir sudaro taip vadinamo organizacinio projektų valdymo problematiką, kurios organizacinio projektų valdymo pagrindinis tikslas yra projektų valdymo proceso optimizavimas. Tai reiškia visų pirma standarto apibrėžimas vidinio organizacijos projektų valdymo, jo nuolatinis tobulinimas ir palaikymas.
Na ir yra, kaip visada organizacijoje, strateginis lygmuo. Tai reiškia, visi vykstantis projektai organizacijoje turi įdėti savo indėlį į organizacijos kūriamą naudą. Ir tai jau yra strateginio lygmens klausimas. Tai yra optimalaus išteklių panaudojimo klausimas, tai yra portfelio valdymo klausimas apskritai paėmus, na ir nuolatinio projektų valdymo tobulinimo užtikrinimo organizacijoje klausimas. Tai šita programa unikali Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje yra taip pat ir tuo, kad į projektų valdymą mes žvelgiam griežtai atskyrę skirtingus projektų valdymo lygius - operatyvųjį, organizacinį ir strateginį. Yra visų pirma analizuojama geroji patirtis, taip vadinama. Tai reiškia, visi tie modeliai yra paremti programos lektorių, konsultantų, pakankamai ilgametę patirtimi, naudojami patikrinti modeliai, pristatomi šiuolaikinių tyrimų rezultatai, bet taip pat nagrinėjamos ir konkrečios situacijos, kurios iškyla kiekvienam iš tų mano įvardintų 3 projektų valdymo lygių - operatyvome lygyje, organizacinėme lygyje ir strateginėme lygyje, be abejo.